Tiems, kas puoselėja viltis draugauti su Maskva ir išlikti nepriklausomas, siūlau žiūrėti Moskovijos, paskui Rusijos istoriją ir surasti nors vienus metus, kad nebūtų liejamas kraujas. Maskvėnai visada kariauja, jei ne su priešu, tuomet muša savus. Visi carai ir imperatoriai dienas savo baigia prievartinės mirties būdu. Mušk savus, kad priešas bijotų. Niekas nesusimasto, kodėl taip. Kas ne taip su šia teritorija? Visi, kas papuola į Maskvą, sumaskvėja. Beje, Orbanas kažkada buvo aršus antikomunistas, bet po apsilankimo Maskvoje sumaskvėjo, kaip ir daugelis kitų. Kas ne taip su ta Maskva? Rosencų pasididžiavimas tai Raudonoji aikštė. Didžiųjų žvaigždžių koncertai Raudonoje aikštėje. Visų užsieniečių tikslas apsilankyti Raudonoje aikštėje. Karinis paradas, kai pilnos tribūnos žmonių ir prezidentai palankių valstybių ant mauzoliejaus pamatų. Mažai kas susimasto, jog Raudonoji aikštė yra kruvinioji. Aikštėje, kurioje nuo seno vykdomos egzekucijos, iš esmės ritualiniai nužudimai, paskutinis tapo Nemkovas. Tai aikštė pastatyta ant senųjų kapinių. Šitoje aikštėje leninistai įrengė masinės kapavietės žuvusių revoliucijos mūšiuose. Ten 3 vietos, kur pakasta po nuo 4 iki 600 į kapą. Ta aikštės dalis vadinama nekropoliu. Tenais į Kremliaus sieną įmūryti palaikai garsių žmonių ir palei pamatus palaidoti ir Stalinas ten pat. Kremliaus teritorijoje randasi cerkvė, kurioje sarkofagai su carų palaikais. Pagrindinis lavonas voliojamas mauzoliejuje. Visiems mirusiems dega amžinoji ugnis. Šalia aikštės bėga upė, ta prasme vanduo. Aukščiausias statinys, bokštas, ant kurio raudonoji, kruvinioji žvaigždė. Žvaigždė tai aktyvus ženklas sustiprinantis jėgą, kuri į jį yra nukreipima. Aikštės pagrindas nuklotas bruku, kuri suvežė iš Europos sostinių, kurias užėmė Raudonoji, kruvinioji armija. Antro pasaulinio karo metu. Taip Tensis ir Vilniaus akmenys guli, per kuriuos Maskvėnų armija žygiuoja parado metų. Kremlius tai sprendimų priėmimo vieta. Dabar įsivaizduojat, kaip gyvi žmonės švenčia šventes kapinėse. Tiesiai ant krauju nulietos aikštės prikamšytos simbolių ir aktyvių ženklų. Tokių vietų Rusijoje yra daug, viena jų. Mamajaus kurganas. Viskas analogiškai, tik prioritetas centrui Maskvoje. Iki karui prasidėjus, Maskvėnai pastatė Chram armijai, prikimštas trofėjaus ir simbolių. Baisiausia Chramo patalpa inkrustuota fašistinės armijos karių kaulais surinktais mūšių laukuose. Visa tai yra mirties kultas, kuris ir padaro zombiais visus, kur tik stovi Kremliaus stabai. Stabai tai paminklai ruso kariui, ne kapinės, o būtent paminklai soldatui Osvoboditeliui. Tai pagrindinė priežastis, kodėl taip aršiai ginami šitie objektai. Sąžinė tai apsauga nuo bet kokio magijos poveikio.